Daugiau kaip 50 metų dirbusi gydytoja pulmonologė Filomena Taunytė pastarąjį dešimtmetį atsidėjusi rašo medicininę publicistiką bei propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Leidykla Tyto Alba išleido jau 5-ąją netradicinių mąstymų garsėjančios gydytojos knygą Gyvenimas be stogo. Kaip pamėgta autorė aiškina tokį gyvenimą? Dabar yra baisus laikai. Faktinai į ligoninę nebegali pakliūti ir konsultacijos negali gauti, jeigu neturi pažįstamo iš tos srities, kuris ir yra tas stebuklingas stogas. Ir toj savo knygui Gyvenimas be stogo aš ir aprašau, kaip atrodo, kada žmogus stovi eilėj, ar tai prie gydytojo kabineto, ar prie valdininko kabineto, neturėdamas jokio blato. Senoviškai pasakius, o lietuviškai neturėtų stogo. Dabar stogas begaliniai reikalingas, o aš vakar užsirašiau pas akių ligų specialistą, tai už 2 mėnesių priims. Kai už 2 mėnesių nueisiu, jis sirgs, kaip jau vieną kartą buvo. Ir taip, kad aš pas akių ligų gydytoją faktinai nuo pirmo užsirašymo pakliūsiu tik už 5 mėnesių. Už pinigus aš pakliūčiau tuoj pat. Jeigu turėčiau stogą, mane gydytoja priimtų be eilės. Nors aš ir pati esu gydytoja, bet man tokie dalykai yra baisus. Kokia nauja patirtimi su skaitytojais Filomena Taunytė dalyjasi naujausioje knygoje? Paskutinė knyga kažkaip rašyta pernelyg greitai ir kai kurie straipsniai yra tiesiog iš pokalbių su manimi. Bet manau, kad ten yra kokių tai patarimų. Dabar, pavyzdžiui, pasaulyje žmonėms sergantiems cukralige ir vaikams yra rekomenduojama vienas ne vaistas, bet vienas augalas topinambas. Ir tai yra augalas, kuris aprūpina ląsteles fruktozę, nepakenkdamas ir nesukeldamas tokių pašalinių reiškinių, kuriuos sukelia vaistai. Ir pavyzdžiui, tokio amžiaus žmonės kaip aš, jie gali nenaudoti jokios tabletės, užteks, jeigu jie per dieną suvalgys 2 topinambus.